Ir vėl ta kasa užstrigo. Jau 4 kartą šią savaitę. Kaip dabar klientai atsiskaitys už kavą? O, tik nesakyk, kad vėl kasa neveikia. Viskas, užteks atidėlioti. Tau jau senai laikas pradėti naudotis Paysera POS virtualią kasą. Pati išbandžiau ir likau patenkinta. Sistema veikia tiek planšetėje, tiek kompiuteryje ir nereikės rūpintis dėl VMI IEKA artėjančių pokyčių. Skamba gerai. Parodyk, kai veikia. Kaip matai, prisijungti prie sistemos gali iškart. Senovinė kasa nebėra reikalinga. Gali naudotis kompiuteriu arba planšete. Reikės tik kortelių terminalo atsiskaitimams ir kvitų spausdinimui, bet jį labai lengva užsisakyti per Payserą ir jis neužima daug vietos. Per Paysera POS sistemą gali greitai pateikti sąskaitas, faktūras, atlikti grąžinimus, pritaikyti nuolaidas ir realiu laiku stebėti pardavimus ir likučius sandėlyje. Ir nepamiršk, kad nuo 2025 metų, gegužės 1 dienos, visi prekybininkai privalės teikti kasos kvitų duomenis į valstybinės mokesčių inspekcijos IEKA POS sistemą. Paysera POS duomenis IEKA perduoda jau dabar ir realiu laiku. Net sunku patikėti, kad gali būti taip lengva. Ar tikrai nebus ten paslėptų mokesčių? Nėra nei aptarnavimo, nei kitokių paslėptų mokesčių. Moki tik už planą, kurį pasirinkai. Nuostabu. Skubu išbandyti.